Vėlgi, turbūt negalima būtų apibendrinti, na, čia viso jaunimo problema. Dalies jaunimo problema taip, ir tai daugiau turbūt problema jaunimo, kuris gyvena provincijoje, kuris gyvena kaime, kuris neturi kuo užsiimti dažnai, arba tiesiog nežino, kad galima kažkuo užsiimti. Aišku, alkoholio vartojimas jisai ateina iš šeimos dažniausiai. Žmogus vis tiek jisai gyvena pagal tą modelį, kurį jisai vaikystėje matė savo šeimoje. Tai aišku, į alkoholizmą daugiau linkę tie, kurie tokį modelį matė savo tėvose, savo tėvų elgesyje, savo namuose, kai jie buvo vaikai. Manau, kad alkoholis yra vis dar didžiulė problema, viena didžiausių. Mes daug kalbam apie tai, kad čia reikia saugoti šeimą ir taip toliau, ir kažkodėl matome grėsmės visur kitur, bet nematome, kad pagrindinė grėsmė šeimai yra alkoholis, alkoholizmas, svaigalai. Tai aišku, yra dalis žmonių, kurie jau suvokia tai kaip blogį, jie gyvena blaiviai ir aš irgi manau, kad čia mes turim apie tai kalbėti, tiesiog turim kalbėti, turim šviesti žmonės, turim pasakoti apie pasekmes, nes dažnai žmonės susižavi tą romantišką pusę, kad čia kažkaip gali būti apsvaigęs, linksmas, bendrauti, bet jeigu mums per televiziją rodo alkoholio reklamą, tenai niekada neparodys, kokios pasekmes tavęs laukia. Tai mes turėtumėm kalbėti apie pasekmes, žmonės turi suvokti, kokios yra pasekmes jų veiksmų, kurios jie daro. Tai vienas iš kelių turbūt būtų taip. Užimtumas yra labai svarbu, kad tas kažkoks negriauti kažką, o statyti, kurti. Tai be jokios abejonės aš palaikau jūsų iniciatyvą ir džiaugiuosi, kad yra. Kiekviena gera iniciatyva mus pakelia vienu laipteliu aukščiau. Tai jūs irgi esate vieni iš jų. Tai ačiū Jums labai.